kol kas dar tų įspūdžių nėra, manau, kad vakare tik jie tokie pareis. Šiaip iš tikrųjų džiaugiuosi tą antrą vietą, nes pirmą kartą dalyvaujant suaugusiuose ganėtinai geras pasiekimas, manyčiau. Kokie lūkesčiai prieš čempionatą buvo, įsivaizdavai kažką, kad gali čia nueiti? Įsivaizdavau, bet nebuvau tokia drąsi ir užtikrinta tuo. Kažkokios varžovės, kurių prisibijoti ruošiais? Būtent tos, su kuria kovojau finale. Būtent jos labiausiai iš tikrųjų ir bijojau. Žinoma, pasaulio čempionatas, ruoštis ir dar kartą ruoštis. Aišku, auksą. Puikus pasirodymas, aišku, matom, kad dar yra kur tobulėti, bet Justina eina teisingų kelių ir tikrai labai yra valinga, labai užsispyrus, toliausiai nuėjus iš mano mokinių ir tikrai, manau, ieškosim dabar krypties, kaip patobulėti, kaip sustiprėti ir lipti ant aukštesnių laiptelių. O aišku, dar reikia tobulinti smūgio aštrumą, reikia, kaip sakant, ir patirties sukaupti. Ir, sakyčiau, pagrindė būtų aštresnė ir įvairesnė. To trūksta. Su moterim sunku susikalbėti aplamai yra, bet manau susikalbėsim ir padarysim geresnį rezultatą dar. To aš Justinai labai linkiu, nes jinai tikrai to nusipelno, jinai labai darbšti ir valinga.